Tai labas tau, persiverčiu karalienės, padarysiu būrimą arba kortų metimą 4 karalienėms, kas jūsų laukia, tada, kada jūs atverčiat būtent šitą būrimą. Tai ir pradėkim, išsirinkit, kokią esat jūs karalienė. Pradėsiu nuo pirmo varianto, nuo Queen of Cups, tai čia taurių karalienė. O jūs laikinkit, dalinkitės, komentuokit, padėkit mano kanalui augti. Tai va, ir pradedu būrimą, patraukiu karalienės, kad vėl kažko nesumaišyčiau pamiršus. Tai va. Tai kas jūsų mintise? Arba kas jūsų artimiausioje ateityje? Kas tolimesnėje ateityje? Ko jūs nematot? Tai čia bus po kojom, aš nežinau, ar jūs matot kortas. Po kojom, ko jūs nematot. Kas buvo jūsų praeitį. Tai ir be abejo, tai bus jūsų dabartinė situacija arba signifikacija, kokiuose jausmuose jūs esat. Ir tai parodys, kas buvo praeitį. O praeitį buvo kažkokie, arba tikriausiai galbūt jūs esat santykiuose, arba jeigu nesat santykiuose, tai turit tokį nuolatinį žmogų, su kuriuo jūs susitikinėjat. Čia gal labiau toks netgi ir būtų susitikinėjimas ir su kuriuo yra toksai kažkoks sunkumas. Kol kas nežinau, koks sunkumas, pasimsiu visą vert kortas ir pažiūrėsiu. Nors šiaip jos tokios biškutį gilesnės, tai tos kortos, tai man patiktų gal labiau tokios paprastesnės šiuo atveju, bet kad jau pasiėmiau, tai pažiūrėkim, kokia čia būtų situacija, kas čia per sunkumas būtent taurių karalieniai. Aš matau, kad moteris yra užsisukus ir nesiruošia bent jau artimiausių metų judėti. Santykiai yra tokie truputėlį, arba bent jau buvo pažengę iki to laiko. Šiaip moteris galėčiau tokią nupiešti kaip tokia disciplinuota, tokia, ta prasme, turinti discipliną moteris, judanti į priekį, siekianti savo tikslų. Bet šiuo momentu, jeigu mes kalbėsime apie santykius, santykiai yra truputėlį atšalę ir tokio norisi lengvumo santykiuose. Trūksta lengvumo santykiuose. Tai santykiai neša didžiulę naštą būtent su tuo žmogum. Ir santykiai jau yra gan pažengę, jūs galit netgi gyventi kartu, tokia jau visiškai kitas etapas, bet trūksta galbūt romantikos, trūksta galbūt tos tokios šventės, trūksta to vyriško palepinimo jums. Daug konfliktų matau, tokių vaikiškų visiškai konfliktų santykiuose, būtent konfliktų ir matau, kad vyras nenori prisimti atsakomybės už moterį ir nenori eiti į tobulėjimą. Čia būtų tokia situacija, kai vienas, tarkim, tobulėja, o kitas visiškai ne. Tai čia būtų toks netgi nenorėjimas prisimti atsakomybės. Nenorėjimas prisimti atsakomybės už santykį, kas nenori prisimti atsakomybės.
čia vyras nenori prisimti atsakomybės ir moteris galvoja, kad ta prasme vyras yra gan vaikiškas ir abudu yra nusisukę vienas nuo kito. Santykiai jau tokie kaip ir išblėsę ir reikalaujantis tos gyvybės įnešimo. Toks žmonės, jeigu gyvena kartu, tarkim, tai gyveno, o jeigu yra nusprendę, tarkim, toks susitikinėjimo etapas irgi kartais būna. Tai nors čia aš nemanau, kad čia būtų susitikinėjimo etapas, bet taip irgi gali būti. Tai tarkim, jeigu yra jau taip santykiai pažengę ir jūs esat kurį laiką kartu, tai va, pavyzdžiui, jau kokie netgi 2 metai ir jūs susitikinėjate tuos 2 metus, tai toks va, atvažiuojat, pabūnat viens pas kitą ir viskas, nelabai kur einat, nelabai kur judat, nelabai kur keliaujat ir norisi to šviežio oro į santykius. Bet jeigu mes, tarkim, jeigu jūs gyvenat kartu, ar jūs, tarkim, susitikinėjat, jeigu turit nuolatinį, vat, tas vyras pentaklių karalius, tai čia būtų žemės ženklo atstovas, toksai, arba nebūtinai žemės ženklo atstovas, tai būtų toksai stabilus, mėgstantis materialumą vyras, mėgstantis komfortą ir šitie vyrai, jie yra tokie, ta prasme, jiems nelabai reikia kaip čia, jiems geriau parnešti kokį vilką namo, arba ten, tarkim, grobį namo, ne vilką, bet, ta prasme, nėra to tokio, pas juos tos tokios romantikos, o čia labai norėtųsi tos romantikos, abiems, ir vyrui, ir moteriai. Tai vat, tokia jūsų būtų dabartinė situacija, jeigu jūs atpažįstat save, randat save, tai pažiūrėkim, ko jūs nematot. O jūs nematot, kad jūs grįžinėjat labai dažnai mintimis į praeitį, ten, kur jums buvo gera ir jūs labai galbūt netgi, žodžiu, dabar nerandu teisingo žodžio, bet tarsi yra, galvojat, kad jūsų praeitį buvo geriau, ta prasme, tai tarsi gyvenat tokioj iliuzijoj, vietoj to, kad leistumėt sau gyti ir būtumėt balanse. Tai trūksta to tokio balanso būtent dėl praeities. Tai va šito jūs nematot. Būtent praeitį, tarkim, jūsų čia kalbam apie santykius galbūt. Tai matėt, kad praeitį ir tarsi ir nelabai matot tos ateities vizijos, kad ateity gali būti geriau. Taip, tai vat būtent tai įrodo, kad jūs labai jau taip į tą praeitį susikoncentravus ir praeitį jūs turėjot ir tų dienų tokių laisvų ir tas užstrigimas jūsų būtent dėl praeities, kai viskas praeitį buvo gerai, o dabar nėra balanso, nėra tos tokios ramybės, tos pilnatvės. Tarkim, ir Korto sako, kad jeigu jūs tikrai išeitumėt į save, išeitumėt į savo tokį tikrai vidinį pasaulį, kur jūs pradėtumėt analizuoti, tai jūs suvoktumėt, kad toj praeitį buvo gerai tik tai dėl to, kad jūs planavot ir kažką darėt, o ne dėl to, kad, tarkim, buvo savaime gerai. Tai nebuvo savaime gerai, buvo tiesiog jūsų kažkoks veiksmas, dėl ko jums buvo gerai. Ir Kortos nori pasakyti, kad jūs gyvenat tokioj iliuzijoj savoj, kur viskas vyksta jūsų mintise ir, tarkim, jūs galbūt netgi tokioj situacijoj, kai jūs netgi prieš užmiegat arba netgi naktim prabudus, jūs būtent galvojat apie tai, kad vat tada man buvo gerai. O dabar nėra gerai, nes tas vyras, jisai labai daug darė, ir jis labai daug judėjo ir būtent dėl tos priežasties jūs išėjot į santykį, o dabar vat yra išėjot į tą santykį, ta prasme,
ir jūs užstrigot. Bet ir užstrigo tam santykiai, būtent tuose ilgalaikiuose santykiuose. Ir kortos sako, kad jūs nemato to, kad jūs esat skirtingi ir jūs esat užstrigus tuose savo mintise. Ir jūs esat tokie skirtingi, kad, ta prasme, jūs neleidžiat būti vienas kitam skirtingiems, būtent dėl tos priežasties galbūt yra įvairiausių nesusipratimų, ką man taip pat kortos sako, kad tarkim, yra įvairiausių nesusipratimų ir vienas kitas stebi. Ir galbūt net dėl tos priežasties jūsų santykis yra visiškai užstrigęs ir yra užstrigusioj situacijoje, būtent tokioj, kai jūs abudu nebeinat į priekį, kai jūs turėtumėt abu eiti į priekį ir abu eiti palengva į priekį. Ir čia moteris, arba taip moteris, tai moteris norėtų jau eiti palengva į visiškai kitą pasirinkimą, į naują pasirinkimą, būtent žmogų, su kuriuo būtų romantika, nes yra pavargus nuo būtent galbūt ir seksualiniai santykiai. Čia tarp kitko kortos sako, kad ir su seksualiniais santykiais čia jau nebelabai kas, kad gali būti netgi situacija, kad jūs gyvenat kaip brolis ir sesuo. Ir tarkim, tas vyras, su kuriuo jūs esat, nelabai traukia, nes gali būti, kad jūs esat jau ilgą laiką kartu. Ta prasme, per ilgą laiką kartu, kad viskas jau yra taip užsisėdėję, jokios romantikos, jokių tenais kažkokių tai išėjimų kartu, pasibuvimų kartu, tik tai darbas ir namai. Tai man kortos sako, kad moteris yra tokioj nepasirinkime savo širdimi, ta prasme, ne tokio, bet toks labai paviršutiniškas, nebrandus noras eiti į pasirinkimą, į visiškai naują pasirinkimą. Į visiškai naują pasirinkimą, kur jinai ir seksualiai bus, trauks, jinai negalvoja, ta moteris, apie tokį ilgalaikį santykį arba ilgalaikį ryšį, jinai galvoja būtent apie tą tokį romantinę pusę ir būtent apie seksualinę pusę, apie seksualinę trauką. Tai, bet žinokit, jeigu jūs eisit būtent į tokį pasirinkimą, man kortos sako, kur jūs tikrai turėsit galimybę, šitie santykiai sekantis, kur jūs turėsit galimybę, tarkim, jie nebus tokie, kuriuose jūs galėsit išplėtoti ryšį. Ta ryšį jums teks plėtoti labai ilgai. Jūs turėsit galimybę, jūs gausit galimybę, tokia galimybė bus, bet ryšį teks išplėtoti labai ilgai ir viso šito jūs nematot. Jūs turėsit pasirinkimą ir tas pasirinkimas būtų tikrai labai labai geras. Ta prasme, šita korta yra tikrai pati geriausia irgi lygiai taip pat šitoj kaladėj. Šitoj kaladėj nėra kitos geresnės kortos, tai krenta pati geriausia korta, bet esmė yra tame, kad jūs vat būtent šito nematot. Jūs turėsit galimybę sukurti šeimą, jūs turėsit, bet visa tai užtruks tikrai gan ilgą laiką, kol jūs sukursit ilgą ir stabilų ryšį. Ir jūs būsit ir vėl šeimoj, bet tai nebus 1 metų arba 2 metų laikotarpis, kada jūs sukursit tokį brandų, stabilų ryšį. Tam tikrai labai daug laiko užtruks. Tai vat, šito jūs nematot.
šito jūs nematot. Kas jūsų artimiausioj ateityje? Kas jūsų artimiausioj ateityje arba kas jūsų mintise? Čia mintise gali būti toks, jūs dar netgi ir nežinot ir truputį galbūt ir tarsi ir vėlgi tokios truputėlį iliuzijos, esat užstrigus dėl būtent, gali būti dėl savo materialinės gerovės, gali būti, kad kažkur, jeigu esat kažką tai pradėjus, kažko nematot. Jeigu, tarkim, esat pradėjus kažkokį tai verslą arba turit apskritai verslą, tai jūs nematot. Gali būti, kad jūs tiesiog nematot, kad pas jūs ateis toks ekstra pinigai, bet jums dėl to tikrai labai sunkiai arba teko, arba teks dirbti. Labai sunkiai teks dirbti ir tas darbas būtent pasiteisins tuo, vat būtent ta tokia, kaip, nežinau, ar čia spontaniška, bet žodžiu, tokia nauja materialinė gerovė. Arba gali būti dar toks dalykas, kad jūs labai galvojat geriau, negu yra iš tikrųjų apie tokį visiškai jauną vaiką. Ta prasme, būtent jauną vaiką gali būti ir jūsų vaikas, o gali būti tiesiog žmogus nuo taip 18 ne nuo 18, apskritai iki 20 metų žmogus, kuris yra dirbantis, ta prasme, kažkokį tai darbą, ir jūs truputį tarsi arba jūs dabar taip jau truputį pagerinat situaciją, negu jinai yra iš tikrųjų, gyvena tokiuose iliuzijose. Arba jūs ateity, labai artimoje ateity, tiesiog pamatysit kažką, ko jūs nematot dabar. Ir jūs ir artimoje ateity, tarkim, jūs pagerinsit tą situaciją bet kokiu atveju. Tai čia gali būti būtent su to žmogaus darbu susiję. Tai va, čia būtų tokie keli variantai, nors kortos visą laiką sako kelis variantus, niekad nebūna taip, kad būna tik tai vienas variantas. Daugiau. Ir va šita būtent šita situacija gali įvelti jūs į konfliktą, kuri labai labai jūs įskaudins. Ta prasme, jūs tikrai labai įskaudins jinai. Ir būtent tai bus susijęs su darbu. Tai būtent bus susijęs su darbu, nes jūs tarsi pagerina tą situaciją ir jūs nematot to, kad tas žmogus tikrai daro viską, kad pakeistų kažką. Tai jisai tikrai stengiasi dirbti ir jisai stengiasi dirbti nuosekliai. Nuosekliai, ta prasme, ir jisai darbštus yra, jisai toj srity, kurioje jisai yra, jisai stengiasi nepakelti savo kvalifikaciją, bet padaryti toj situacijai, kurioje jisai yra, taip gerai, kaip jisai gali, su tom žiniom, kurias jisai turi. Bet jūs tarsi ir norėtumėt, kad jisai padarytų dar daugiau. Arba norėsit, kad jisai padarytų, jeigu, tarkim, nėra dabar tokių minčių pas jūs, tai gali būti, kad norėsit. Ir gali būti, kad ir tam žmogui būtent skauda, jeigu, tarkim, ta situacija yra iškomunikuota, tai gali būti, kad jūs nematot, kad būtent šitam jaunam žmogui skauda, kuris dirba ir kuris stengiasi
skauda dėl to, kad jūs tarsi ir neįvertinat. Nes jam yra sunku, vat būtent dėl to. Bet čia jums lygiai taip pat sunku ir aš matau, kad ateityje jūs pakeisit nuomonę, nes jums tai yra, bus arba yra šita visa situacija labai sunki našta. Labai sunki našta ir jūs išgyvenat būtent dėl to. Ta prasme, dėl šito vaiko, arba vaikino jauno žmogaus, tai gali būti lygiai taip pat jūsų sūnus. Bet aš matau, kad situacija pasikeis artimiausiu metu ir tas toksai lengvumas ateis į jūsų gyvenimą, ta prasme, jūsų mintis, kai bus lengva ir paprasta ir tarsi viskas susidėlios į savo vėžes. Ir jūs paliksit tą situaciją ir leisit jai būti tokiai, kokia jinai yra. Ir nebevertinsit taip stipriai. Taip pat, taip. Tai jeigu tų minčių dar nėra jūsų gyvenime, tai gali tai ateiti ir būtent ateiti ta tokia situacija. Jūsų artimiausia ateitis. Tai va, jūsų artimiausia ateitis aš nežinau kas, bet jūs labai stipriai įskaudins arba jau jūs esate įskaudinta ir tiesiog ta situacija tęsiasi jūsų artimiausią ateitį, kai jūs jaučiatės, kad ne jūs esat laimėtoja šitoj situacijoje. Kad ne jūs esat laimėtoja šitoj situacijoje, o čia kažkas ir jūs esat užstrigus būtent šitose mintise. Čia gali būti susijęs su viskuo, čia gali būti susijęs su išdavystė arba tiesiog su elementariausiu įskaudinimu, nes man kortos konkrečiai nerodo. Tai ir gali būti, kad ir sužinosit, ta prasme, kas čia jūs įskaudino ir ateis toks, sužinosit kažkokią tai situaciją būtent, dėl kurio jūs labai pergyvenot ir dėl ko jūs buvo tarsi užstrigus tokioje aukos pozicijoje ir kur jūs tikrai labai daug galvojot ir nešat emociškai ir ištisai perkratinėjot tas mintis daugiau. Tai žiūrėkit, šitas etapas eina į pabaigą, ateina tikrai labai geras etapas naujas. Aš jau net nebenoriu mesti kortų, nes čia jau iškrito vėlgi pačios geriausios kortos. Tai būtent šitas minčių etapas baigės ir jūs pradedat judėti ties pabaiga. Būtent šito įskaudinimo pabaigos. Aš nežinau, kas čia jūs įskaudina, bet jeigu jūs dar kažko tai nesužinojot, arba jūs, jeigu jūs žinot, galbūt jūs esat užstrigus, tai čia ateityje jūs vis dar jaučiatės taip, tai šitas etapas baigėsi, jūs pradedat kažką daryti dėl to. Jūs pradedat kažką daryti dėl to, kad jums užsibaigtų šitas etapas ir
kad visos šitas mintis nebekankintų jos ir pas jūs ateina visiškai naujos galimybės. Jau net nebenoriu mest. Tai kas čia per galimybės? Nebus taip, kad visiškai išeisit. Čia jūs paliekat kažkokią tai situaciją. Čia kaip iš darbo išėjimas toksai. Čia būtų iš darbo išėjimas kažkas tai kaip darbe. Čia gali būti, kad jūs, jeigu jūs jaučiatės darbe ir tarkim jūs darbe tikrai jaučiatės visiškai išsekinta ir yra kažkokie tai dalykai, kurie tarkim jūs be galo skaudina ir jūs labai jaučiatės užstrigus, tai pas jūs ateina visiškai nauja galimybė. Aš matau, kad arba jūs pradedate ieškoti naujo darbo, kad jūs užbaigtumėt visą šitą situaciją ir pas jūs ateina visiškai naujas darbas ir nebus taip, kad jūs, ta prasme, jums teks dar po viso šito dar truputį pabūti vis tiek tose mintise ir taip toliau. Ir tol, kol jūs galėsit išeiti, būtent jeigu jūs randat kitą darbą ir ateina nauja galimybė, tai jūs gali būti, kad jums teks, tarkim, atidirbinėti, nes čia būtų kaip su darbu susiję. Jums atidirbinėti ir jums teks dar pabūti toje situacijoje, kur jūs tikrai dar išgyvensit visą šitą situaciją. Bet pas jūs ateina džiaugsmas, čia gali būti, kad jūs netgi pasikeis požiūris, viskas, ta prasme, ateina nauja galimybė, naujas perkratimas, naujos mintys ateina, jeigu tai yra būtent su mintim, su emocijom susiję. Tai naujas perkratimas ateina visiškai džiaugsmas, gali būti, kad net būsit pakviesta į kažkokį tai vakarėlį, kur tikrai turėsit galimybę galbūt netgi pasimti laisvų dienų, nes aš matau, kad jūs tikrai labai daug dirbat. Labai daug dirbat tam, kad jūs galėtumėt užsidirbti tų laisvų dienų, tarkim, ar ten atostogų, ar ten kažko, tai pas jūs ateina naujas visiškai etapas jūsų gyvenimo, naujas darbas, kaip pasikeis ir jūsų požiūris ir atneš visiškai naują tokį supratimą, bet jūs būsit tokia, žinot, tokia gan dirgli. Tai vat, man kortos rodo, kad tas požiūris pasikeis, bet jisai pasikeis į tokį dirglų žmogų, kuris nelabai sugeba tarsi ir tarsi nelabai sugeba kontroliuoti savo tokį žodyną. Tai vietoj to aiškaus kalbėjimo jūs galite pasakyti labai daug žodžių, dėl kurių jūs gailėsitės. Tai va, tai žodžiu, pokalbiai su žmonėm, vėlgi naujas užsiėmimas, ta prasme, vėlgi po viso šito jūs būsit užsiėmus poilsio. Galbūt čia tikrai laukia jūsų kažkoks, nežinau, čia galbūt netgi trumpus atostogos jūsų laukia, kai jūs keliausit ir važiuosit ir rinksitės, kur jums keliauti, kur jums važiuoti. Gali būti, kad netgi pergyvenimas čia yra, būtent paliksit seną darbą, gali būti išvykimas į užsienį, kai lygiai taip pat labai daug išgyvenimų, tarkim, tas išvykimas į užsienį gali atnešti, bet man vėlgi kortos rodo, kad jeigu ir yra kažkokių tai išgyvenimų, tai tikrai žinokit, jums bus viskas gerai, nes jūs sugebėsit su visko susitvarkyti. Tik tai nebūkit tokia konfliktiška, tokį man truputėlį
jums atneša naują požiūrį, tokį naują pakratymą visų jūsų supratimo, visų jūsų, tarkim, po šito vakarėlio, po šitų laisvų dienų, kai jūs jau čia dar ne kelionė, čia kažkoks vakarėlis, kai jūs turit arba galit pasimti laisvą dieną, arba apskritai kažkoks pakvietimas, jūs pamatot kažką tai apie kitą žmogų, gali būti apie žmogų, kai pakeičia visiškai jūsų požiūrį į tą žmogų, jūs pakeičiat jūsų požiūrį ir tas, tarkim, ar apie vyrą, ar apie žmogų tokį labai gan jaunų energijų. Tokių jaunų energijų ir visiškai pakeičia jūsų požiūrį, ta prasme, į tokį atsiprašau, tai į tokį požiūrį, kad jūs paliekat tokią tarsi truputėlį konfliktišką, tarsi truputėlį tokią nesugebanti susitvarkyti su savo kalba, tokia, nežinau, toksai vaikiškas labai užsispyrimas ir toks vat kalbėjimas. Tai jūs po viso to gali būti, kad jūs tiesiog išvyksit į užsienį ir tai aš matau. Ar jūs išvyksit būtent darbo reikalais, gali būti, kad išvyksit darbo reikalais ir jūs būsit dėl to labai užsiėmusi būtent tuo pasirinkimu, kur jums ką kaip daryti. Bet ir tuo pačiu, kai jūs jau, ta prasme, tarsi ir pasirinkimas toksai, bet tuo pačiu tokia ateina pas jūs į jūsų gyvenimą tokia ramybė, kai jūs nebeturit niekam nieko tarsi įrodinėti, kai jūs galite rinktis savo tą tokį naują gyvenimo etapą ir stovėti pasirinkime, kurią kryptį jums rinktis. Tarsi va taip kažkaip. Tai čia labai būtų susijęs su darbu. Tai vat tokia, o jeigu tai būtų kelionė, tai lygiai taip pat gali būti ir kelionė, kai jūs rinksitės tiesiog, tarkim, pabaigėt darbą, gali būti taip, kad jūs, tarkim, užbaigėt, išeinat iš darbo ir nusprendžiat tiesiog pasirinkti naują kryptį, naują kelionę, nes tikrai aš matau galimybės ir tos galimybės yra gan neblogos. Tai jūs gali būti, kad renkatės visiškai naują kryptį, naują kryptimi eiti, nes jūs turit galimybės tam. Ir aš matau, kad jums tikrai puikiausiai pasisektų tai daryti, jeigu, tarkim, jūs nusprendžiat išeiti staiga iš darbo, tai puikiausiai viskas pasisektų jums padaryti. Tai gali būti ir taip. Arba tiesiog kelionės pasirinkimas. Kai jūs išeinat iš darbo, ir renkatės kelionę ir galvojate, į kurią šalį jums dabar vykti ir jūs užsiėmusi būtent esat labai tuo. Tai vat, tai tiesiog būtų toks būrimas taurių karalieniai. Einam prie sekančios Queen of Swords. Tai į šalį dedu taurių karalienę, kad jinai man nesimaišytų. Ir einu prie Queen of Swords, pasiimsiu kitas kortas, kad man nesimaišytų. Kažkaip man atrodo, kad tos kortos pavargsta, kai jas labai dažnai naudoju, tai kad turiu iš ko, tai ir keičiu. Tai va taip.
Tai Queen of Swords. Kas mintise arba netolimoje ateityje. Kas ateityje. Gerai, palikim. Kad jau čia iškrito, palikim 4 kortas. Kas netolimoje ateityje. Arba tolimesnė ateityje. Čia būtų netolima ateitis, čia būtų tokia truputį tolimesnė. Ko jūs nematot, kas jūsų praeityje. Tai kas jūsų praeitį iš karto žiūrim. O. Tai čia moteris irgi būtų santykiuose. Kažkam santykiuose taupo su savo žmogum. Santykiai gali būti, vat vėlgi man rodo, tokį stabilų žmogų, tokį, ta prasme, žemės ženklo atstovą. Tai būtų žmogus jautis, ožiaragis ir mergelė gali būti, bet, kaip aš sakau, kortų ženklų nežino, jos rodo tik tai energijas. Ir žmogus stovintis pažiūrėkim toliau. Stovintis tokiuose stabiliuose santykiuose ir gali būti tiesiog taupot kažkam abu. Tai moteris vėlgi galvoja apie išėjimą iš santykių. Oi, atsiprašau, ne išėjimą iš santykių jinai galvoja. Jinai tiesiog dirba daug. Ties tuo, kad arba apskritai abudu dirba ties tuo, kad jie pereitų į santykių, kaip čia į santuoką, ir čia būtų toks žmogus, kuris yra gan stabilus, bet jie yra dar nesusituokę. Ir tarsi čia būtų norėjimas, kad žmogus pereitų būtent į tarkim, tolimesnį ryšį. Lygiai taip pat moteris gali būti, ir čia būtent moteris, turinti vyrą, būti santuokoje ir turėti būtent seksualinį ryšį su kitu žmogum. Ta prasme, tai čia gali būti treti asmenys, kai žmogus yra nesąžiningas, jos vyras gali to nežinoti, bet būtent tas žmogus, su kuriuo jinai yra santykyje, tokiam, aš sakau tokiam, tai žodžiu, tame ne tas trečias asmuo arba meilužis santykiuose gali tikrai išgyventi dėl to ir jaustis negerai. Būtent dėl to ir jaustis apgaudinėjimas, ir jo svajonė būtų, jisai turi tiesiog, jisai turi tikslą susirasti nuolatinę partnerį, arba ne tikslą tokį turi, bet jisai norėtų susirasti nuolatinę partnerę, tai būtų jo noras, arba jisai norėtų, kad šita moteris, su kuriuo jisai yra būtent tame
tokiam seksualiniam, tik tai seksualiniam ryšiui būtų svajonė, kad šita moteris nusimtų kaukės ir būtų būtent su juo. Jam yra tarsi pabodę būti šitame ryšyje. O moteris gali bet kokiu atveju būti santykiai ir, tarkim, taupyti su savo vyru kažkokiems tai čia gali būti netgi ne kažkokiems, bet, tarkim, santuokai. Čia vat gali būti, kad moteris taupo būdama su santykyje, kurpia pinigus ir taupo būtent su tuo žmogum, būtent vestuvėm nori susituokti. Tai vat gali būti ir taip. Tai tikrai pakankamai dirba, kad galėtų susitaupyti tą kapitalą ir galėtų susituokti su tuo žmogum, su savo vyru. Tai apie moterį man tik tai tiek ir tai rodo, kad jinai palengva, ta prasme, palengva jinai taupo pinigus, o būtent kad būtent santuokai. Kitas variantas gali būti, kad moteris yra santykiuose, jie abudu daug dirba, kad galėtų kad jos būtent vyras taptų nuolatiniu vyru, ta prasme, kad jie susituoktų, nes jinai tame mato balansą ir jinai tame vyre mato galimybę ir jinai mato balansą. Bet esmė yra tame, kad yra dalykų, kurių jinai nemato. Ir jos visi, tarkim, planai ateityje, kad jinai galėtų, arba didžiulis noras ir didžiulė malda yra tam, kad jinai galėtų sukurti tą tokį labai stiprų ryšį ir tų dalykų, kurių nemato, jinai pamatytų ir kad jinai sukurtų tą stiprų ryšį su tuo žmogum, su kuriuo jinai yra šiandien. Tai va tokie būtų du variantai. Čia apie jūsų praeitį kalbant. Ko jūs nematot? Jūs nematot, kad ateina artimiausiu metu pas jūs pagausėjimas, kad jūs mėgausitės savo gerovę, mėgausitės savo materialinę būtent gerovę, bet jūs mėgausitės vienatvėj visų tuo. Čia aš nekalbu apie, tarkim, išsiskyrimą, aš kalbu apie kaip žmogus jaučias. Tai vat, gali būti, kad jūs tiesiog nematot ir nepastebit to, kad jūs jaučiatės viena. Ir čia tai, jeigu tai dar neįvyko, tai gali įvykti. Ir jeigu jūs, tarkim, esat santykyje, kur esat perėjusi kitą etapą, tai santykiuose gali būti labai greita artimiausiu metu griūtis santykyje.
kuri jums atneš tikrai labai daug išgyvenimų ir jūs tada suvoksit, kad jūs buvot kažkuriam kad jūs buvo tik tai žaidimas ir tas žmogus nebuvo toksai brandus, koks jisai atrodė jums. Atsiprašau. Jūs nematot, kad jūs tam žmogui, čia tarp kitko, gali būti toks žmogus, su kuriuo jūs turėjot ne ilgalaikį ryšį. Tai ne ilgalaikį ryšį, tai čia būtų tas ryšys, kur jūs, tarkim, esat tokiam, jeigu jūs, tarkim, esat santuokose, tai vat būtent meilužis, kalbam apie meilužį. Kas čia atsitiko, nu? Tai vat, tai tas žmogus, jisai yra užsiėmęs visai kitais dalykais, jūs pamatot, kad jisai, tarkim, ateina čia, jūs viso to dabar šiuo metu nematot, bet gali būti, kad ateis kažkokia žinia, kažkokia tai žinutė, kai jūs sužinosit tai. Kad tas žmogus tik tai buvo, arba jūs suvoksit, pas jūs gal suvokimas gali tiesiog ateiti. Jūs pradėsit matyti tą situaciją taip, kad jūs buvot jam tik tai žaidimas ir kad jisai nieko rimto, ta prasme, su jumis nenorėjo ir kad jis buvo jums tik tai pasilinksminimas. Ir dėl to jums tikrai pakankamai sunku bus, pakankamai sunki našta bus pakelti būtent tą pasilinksminimo žinutę. Tai jūs suvoksit, kad tai čia nebus tokia situacija, kad čia, tarkim, sugrius kažkas ir viskas išsiskirstys ir, tarkim, jūs ten skyrybos ir visa kita. Taip nebus. Bet bus taip, kad vis tiek jūs pakratys gan stipriai emociškai ir jūs pakeisit visą požiūrį, jūs pakeisit savo matymo lauką į žmogų, su kuriuo jūs esat, čia man akivaizdžiai rodo, ta prasme, tokiam, nežinau, tokiam būtent tuose ne santykiuose, ne ilgalaikiam ryšy. Čia vat būtent rodo man meilužį, kad žmogus labai nebrandžiai pasielgia ir jūs pamatot jį visiškai kitom akim. Ir jisai yra užsiėmęs savo dalykais, jisai yra užsiėmęs, jisai ieško, ta prasme, jūs netgi sužinot, kad jisai gali būti, kad sužinosit, kad jisai pradeda išeina, nežinau, ar į kažkokius dating appus ar kažkur tai, ir jisai pradeda ieškoti visiškai kito žmogaus savo naujiems santykiams ir jisai tiesiog eina į tokį pasilinksminimą ir jūs jam te buvot vienas iš tų pasilinksminimų, toksai žaidimas. Tai jūs tiesiog tai jausitės ir jums bus labai sunku pakelti visą šitą situaciją. Tai balanso tikrai nebus. Bus labai daug išgyvenimų būtent dėl to žmogaus, aš matau. Tai bet jeigu, tarkim, tai būtų, kad jūs esat dviejopose santykiuose, tai jūsų būtent, jeigu jūsų vyras nežino, tai jūsų atrama šiuo atveju būtų tas žmogus, su kuriuo jūs gyvenat ir jūs esat santykiuose. Ir man tai rodo, bet jums labai sunku netgi santykiuose būti.
labai, ta prasme, jums jūsų santykis su tuo žmogum, su kuriuo jūs esate ilgalaikiuose būtent santykiuose, yra našta, labai sunki našta ir jums yra sunku būti tuose santykiuose, nes viltis, iliuzijos, būtent iliuzijos yra sudėtos į visiškai kitą žmogų ir būtent iliuzijos yra šitam žmogui, o jūs labai jaučiatės vieniša ir jūs tiesiog nematot to, kad jūs būtent, kad tas žmogus, būtent šitas meilužis, su kuriuo jūs esat, užpildo būtent šitą spragą, kurią jūs jaučiat ir užpildo tą vienišumo jūsų spragą. Tai va, tai šito dalyko jūs nematot, bet gali būti, kad ateityje jūs pamatysit. Tai. Kas jūsų mintise ir tokioj netolimoj ateityje? Arba mintise, arba dabartinėje situacijoje, arba tiesiog čia išėjo 4 kortos ir vėlgi, tai tikriausiai jūs jau netgi gali būti, kad tai yra jūsų mintise ir tarkim jūs jaučiatės, kad jūs tokioj būsenoj dabar, kai jūs tiesiog tokioj situacijai, kad jums viskas nesvarbu, ta prasme, nesvarbu nei materialinė jūsų situacija, nei jūsų ten šeima, kurią jūs, tarkim, širdim kažkokie pasirinkimai, viskas gali būti, arba jūs tokiam visiškam sugriuvime ir dabar man tai rodo, kad, tarkim, jaučiai visiškas sugriuvimas, jūs esat tokioj situacijai, kai jums tik tai noris pasimti butelį vyno ir, ta prasme, iš to butelio ten nei lašo nepalikti ir būtent viskas, niekas nėra svarbu. Kas čia daugiau? Čia būtent dėl to žmogaus yra visa šita situacija, nes jūs labai daug galvojat, koks jisai, ta prasme, jis labai iliuzionuojat jį. Jūs labai tiesiog, jūs ieškot pokalbių su juo, nes jums tai yra pasilinksminimas, jums atneša ir vėl, man rodo, užstrigimą būtent tuose santykiuose, tokiuose, kai jūs būtent tame dvilypį santykį užstrigimą jūsų pačios, kai jūs sunku jums tiesiog išeiti iš tos situacijos, nes jūs nematot to, ką jūs matot tai, ką norit matyti, gal taip reikia sakyti. Bet aš matau, kad jisai tarsi sugrįš į jūsų gyvenimą. Bet jisai, žinokit, nieko gero neatneš. Jeigu jisai sugrįš į jūsų gyvenimą, tarkim, čia bus griūtis. Tai čia yra toksai, man nerodo karmos, bet čia būtų toksai karminis variantas, kai, ta prasme, griūtis ir vėl atsinaujina santykiai, ir vėl griūtis ir vėl atsinaujina santykiai. Ir vėl, tarkim, tas etapas užsibaigia, kai jūsų ta griūtis vyksta, jisai sugrįžta pas jūs, nes jūs labai daug galvojat, galbūt netgi labai daug darot, jūs pati esat užstrigus tame ir jūs tarsi grįžinėjat ir ieškot kontaktų su juo. Čia būtų taip ir jūs tarsi vėl naujas šansas, labai geras šansas, tikrai labai labai geras šansas, nes čia jau krenta pati geriausia korta. Jūs pereinat į tokį balansą, į išgijimą, į ramybę, į naują savo jausmų erdvę. Bet yra dalykai, kurių jūs nežinot ir jūs nematot, tas žmogus negrįžta.
su gerais ketinimais. Jisai atsineša kažkokią tai vėlgi savo, ten nežinau, supratimą, savo ir vat ateina karma, kai jūs tikrai esat karminiuose santykiuose, ką tik tai pasakiau, karminiuose paslaptinguose santykiuose. Ir ta prasme, visos šitos paslaptys, jos ateina vėl su juo, man įrodo būtent konkrečiai, kokios šitos paslaptys, su kuo jos būtent susiję, bet tai ateina, tarkim, paslaptis, kurios neatneša ramybės, jos atneša tikrai skausmą tokį ir tokią neramybę, ir jūs šitame etape jūs tik tai norėsit gulėti, nes jūs labai žeis visą tai. Norėsit gulėti ir nieko nedaryti. Tai ta prasme, jisai ateina grįžta su va būtent tokiu naujų jūsų gyvenime tokiais naujais jausmais ir tokia nauja žinute. Kas artimiausioje ateityje? Artimiausioje ateityje pas jūs taip. Konfliktas, kuris išeina į tikrai labai puikų, ta prasme, puikią galimybę jums. Čia gali būti konfliktas darbe, konfliktas bele kur, bet jūs randat sprendimą. Randat sprendimą ir jūsų tas sprendimas atneša naują materialinę arba ne tik materialinę, bet Ace of Pentacles yra apie viską. Čia yra visiškai nauja galimybė, nors šiaip dažniausiai yra susijusi su pinigais, bet jinai šitoj kaladėje lygiai taip pat yra pati geriausia korta, geresnės nėra. Šitoj vat būtent kaladėje yra senovėj būrėjas jau nebeburdavo po šitos kortos. Tai aš pabandysiu dar kažką damesti. Apie ką čia konkrečiai, bet tarkim, jeigu tai yra darbas, tai gali būti susijęs su konkurencija, kur jūs, arba jeigu jūs, tarkim, turit savo biznį, tai gali būti susijęs su konkurencija, kurį jūs gaunat naujų žinių, būtent čia toks Hierophant, tai visą laiką jisai yra toksai žmogus, kuris, tarkim, patarėjas. Tai jūs gaunat naujų žinių arba patarimą iš kažkokio žmogaus, kai jūs viską sustatot į savo vietas ir pradedat vėl važiuoti. Jeigu tai, tarkim, tai yra konfliktas kažkoks, jūs turit su kažkokiu kolego konfliktą ar kažką, tai gali būti pereiti į naują puikiausią etapą, kai jūs vėlgi puikiai išsiaiškinat viską su trečio žmogaus pagalba ir tai jums išeina tik tai į gerą, ta prasme, atneša naują galimybę, naują Tai va, jeigu jūs buvot konflikte, tarkim, su savo vyru, man rodo būtent čia nuolatinį partnerį, tai jis, tarkim, jeigu jisai sužino, tarkim, šitą visą situaciją, kur jisai jaučiasi, kad tai yra labai negarbinga, nes čia yra būtent labai negarbinga situacija, apgaulė, nežinau, belekas, žodžiu, visi tie dalykai. Gali būti Five of Pentacles, Five of Swords gali rodyti ir, tarkim, kažkokią tai vagystę ir kažką tai. Bet tai būtent šito atveju yra tikriausiai susijęs su apgaulė. Tai daug visokių konfliktų, bet šitie konfliktai būtent dėl praeities.
būtent dėl praeities, jisai pradeda daugiau dirbti, kad jisai įneštų į jūsų biudžetą daugiau pinigų. Ir jūs pereinat į puikiausią kitą etapą, ta prasme, tai jau čia nebėra netgi ko ir. Jūs pereinat į tokią šviesų, tokį, vat, jūs išsiaiškinat viską būtent dėl praeities, kas ten buvo, kas ten nebuvo ir kur ten buvo, ir tarkim, viskas apsišviečia, nors dar tie grįžinėjimai, visa tai yra, tarkim, bet būtent dėl tos situacijos viskas apsišviečia, jūs turite tokią aiški tokia komunikacija, tarsi viską išsiaiškinat, visą tą paliekat praeitį paliekat praeičiai ir jūs einat visiškai naują etapą ir jūs abudu suvokėt, kad čia kažkas tai buvo kažkur tai ne taip padaryta, ta prasme, uždengiam knygos lapą, užverčiam ir einam į priekį, uždengiam visą tai, kas buvo ir kaip ten jau bebūtų, nes čia toksai kaip, va tarkim, vyras jūsų šitoj situacijoje lieka nugalėtoju. Ta prasme, jisai bet kokią kainą stengiasi nugalėti ir jisai yra laimėtojas būtent šitoj situacijoje. Ir čia yra, sako kortos, visa tai gali ateiti, čia netgi vyrui gali būti jūsų nauja galimybė. Gali būti, kad, tarkim, jūsų vyras gauna naują ten kažkokį tai darbą, naują galimybę ar naują kažką tai. Ir ta prasme gali būti taip, kad jisai išeina nugalėtojų šitoje situacijoje, būtent dėl šitos naujos galimybės, nes jūsų finansai pereina į visiškai kitą etapą. Jūs, ta prasme, būtent uždarbiais galite pasidžiaugti. Tai va toks būrimas Queen of Swords. Einam prie Queen of Coins, prie Pentaklių karalienės, prie Žemės karalienės. Nežinau, reikės išsiversti, kaip čia jos vadinas, tos visos karalienės, nes aš nežinau, kaip čia lietuviškai Žemės karalienė, čia jinai Žemės vadinasi, kažkaip kitaip, man atrodo, lietuviškai vadinasi Pentakliai, o Pentakliai tai kaip lietuviškai vadinasi, net nežinau. Žodžiu, nėra skirtumo. Žemės karalienė tai būtų jautis, ožiaragis ir mergelė, arba apskritai moteris stabili tokia gali turėti, žodžiu, tokia mylinti žemę, mylinti tokia. Žodžiu, nesigilinsiu, nes ir taip aš šitos būrimus labai ilgus darau. Tai Queen of Coins. Ateitis, kas mintise arba labai artimiausia, labai artima arba netgi dabartį, čia praeitį vėlgi. Ir ko jūs nematot. Ir kas gali išaiškėti, be abejo, ko jūs nematot, kas gali išaiškėti. Tai pradėkim gal nuo šitos, ko jūs nematot, kas čia gali išaiškėti. Jūs nematot kažkokių tai netgi 3 žmonių jūs nematot savo, atsiprašau, jūsų gyvenime yra, ne jūs nematot, atsiprašau, čia yra jūsų praeitis. Jūsų praeityje buvo 3 vyrai. Vienas buvo tokie, gali būti truputį jaunesnių už jūs, tokių jaunesnių energijų. Tai čia būtų 2 tokie iki 30 ir toks vienas iki netgi, sakyčiau, iki kokių. Žodžiu, tokių jaunesnių energijų, tokie judantis į priekį, daug galvojantis. Žodžiu, apie ką čia?
pažiūrim. Nežinau, kas čia yra šiandien. Žinokit, nežinau, kas čia yra. Bet jums yra labai sunku būtent. Ir čia yra toks karminis variantas, kai jūs pati buvot. Jūs pati buvot, vėlgi, nežinau, ar jūs čia galėjot ir pokalbį būti su keliais žmonėm. Ir jūs galvojat, kurį iš jų ar pasirinkti, ar, žodžiu, nematau aš čia santykių jokių, aš matau tokį galvojimą, mintis matau, tokį pradinį visiškai etapą, kai jūs galvojat būtent tokiam, tarsi ir visiškai, jausmas toksai tarsi ir visiškai jums vienodai, bet tarsi ir ne visiškai vienodai ir jūs pati kažką tai, ta prasme, slepiat ir užstrigus būtent savo mintise ir pavargus, nes jūs nusprendžiat išeiti iš tos situacijos, bet vis tiek jūs esat užstrigus tarsi iš tų minčių, iš tų visų, nežinau, tokių abejonių, tarsi ir vienu momentu buvo viskas aišku jums, viskas aišku, kad jūs esat tuose tokiuose kaip ir trijuose, nežinau, čia 3 žmonių santykiuose, netgi ne 3 žmonių, ta prasme, jūs pati čia esate tarsi tokiam pasirinkime, tokiuose planuose, su kuriuo dabar jums čia būti. Toks užstrigimas, tokia aukos pozicija, kai nežinot netgi ką daryti ir kaip daryti ir kurį čia jums dabar rinktis. Bet jūs nusprendžiat viską užbaigti ir išeiti iš tos situacijos. Bet tie žmonės jums vis tiek rašo, ta prasme, arba bent jau vienas iš tų žmonių jums vis tiek rašo. Ir jūs esat tokioj nežinomybėj. Ta prasme, nenorit turėti daugiau pokalbio su tais žmonėm, aš matau, nenorit eiti į kontaktą. Čia gali būti kažkoks, nežinau, pokalbis, kažkokia tokia kaip iliuzija, kad jūs turit pasirinkimą. To pasirinkimo galbūt netgi nėra, man čia net nerodo jokio pasirinkimo, bet tarsi jūs pati, tokiuose iliuzijose ir jūs norit išgyti ir jūs ieškot, ta prasme, ieškot kažko, ką jūs pajaustumėt širdimi. Būtent jūs norit pajausti širdimi, nes tada jūs galvojat, kad jūsų santykiuose bus balansas. Tai, žodžiu, tokia labai įdomi situacija. Ir čia toksai, visi šitie planai jūsų sugriūna, dėl būtent planai, dėl šeimos, dėl to, kad jūs norit sukurti ir jūs liekat tokiam kažkokiam tai, nežinau, tokiam, kažkokiuose jaučiatės gal tokia kaip, tokia, nežinau, kaip addiction, jeigu žinot, ką reiškia, dabar negaliu greitai toks, tų ilgalaikių santykių, žodžiu, čia tokia kažkokia chaotiška situacija, kurią jūs paliekat praeitį, būtent su tais 3 žmonėm, su kuriais jūs buvot kažkokiam tai pokalbį
Ir šitas pokalbis jums atneša tik tai vat tą addiction ir jūs matot, kad jums niekaip nepaeina. Tai čia nežinau, čia tokia labai chaotiška iš tikro situacija. Tai nežinau. Kita situacija Queen of Coins gali būti arba Žemės karalieniai, Pentaklių karalieniai, gali būti tokia, kad jūs pati apie kažką labai daug galvojat ir esat nusprendus tiesiog pradėti veikti ir daryti mažus žingsnelius, kad jūs būtent tos mintis ir būtent ta aiški komunikacija jūsų atneštų jums kažkokį rezultatą. Ir tas rezultatas gali ateiti ir jūs nusprendžiat, tiesiog tai yra jūsų praeitis. Ta prasme, tai palieka jūsų praeitį kažkokioj netolimoj. Kai jūs apie kažką galvojate, tarkim, apie kažkokį tai naują gali būti projektą, kai jūs puikiausiai sugebat komunikuoti ir aiškiai išsakyti savo mintis, nors jūs tas mintis išsako taip labai nebrandžiai ir būtent nusprendžiat veikti ties tuo. Bet tas veikimas ir lieka jūsų mintise. Tai neišeina į kažkokį tai kitą etapą. Ta prasme, tai neišeina į realybę. Tai lieka tik tai jūsų pačios mintyse. Ko jūs nematot? Ko jūs nematot? Kas tai yra? Jūs nematot, kad jūs norėtų pasirinkti du žmonės. Ir būtent šitie žmonės jaučiasi, vienas iš tų žmonių, jisai yra visiškai vienišas ir su juo būtų gan nebloga tokia galimybė. Jisai yra, ta prasme, vienišas nesantykiuose, su juo būtų visai nebloga galimybė eiti į tokį palengva, ta prasme, taip pat į tokį ramų, tokį santykį. Ir jisai yra būtent, vėlgi, priklausomas nuo jūsų, jisai gali turėti priklausomybės, kaip žmogus, jisai gali turėti priklausomybės ir jūs šito nematot, kad tas žmogus yra su kažkokia tai priklausomybė. O jūs pati esat vieniša, jūs jaučiatės vieniša ir jūs esat užstrigus būtent tame vienišume ir jūs tarsi darot savo dalykus, gyvenat savo gyvenimą, dirbat savo darbą ir jūs visų šitų dalykų nematot, kad šitas žmogus norėtų naujos pradžios. Šitie du žmonės, netgi toksai kaip ir užstrigimas yra jau tasai noras, ta prasme, nesižvalgymas į visiškai kitus žmonės.
bet noras būti su jumis, tarsi eiti į tokį kaip ir santykį. Toliau jūs nekomunikuojat su vienu žmogum, kuris jūs yra įskaudinęs, bet jisai lygiai taip pat norėtų sugrįžti pas jūs kažkokia tai praeitis buvo su juo. Ir jam būtent dėl to skauda, kad jūs nekomunikuojat. Tai visų šitų dalykų jūs nematot. Bet vėlgi, jie norėtų visiškai naujos, tokios lengvos, paprastos pradžios. Ir kol kas yra toksai laukimo etapas, kada tas pasirinkimas ateis iš jūsų pusės. Tai bet viskas išaiškės artimiausiu metu, ta prasme, gali ateiti įvykiai, kurie pakeis jūsų visiškai gyvenimą. Kol kas jūs to nematot ir kol kas jūs to nežinot. Tai vat šitie įvykiai gali visiškai ateiti ir pakeisti jūsų gyvenimą. Tai visiškai naujas žmogus netgi gali ateiti į jūsų gyvenimą ir pakeisti jūsų gyvenimą. Netgi ir taip gali būti. Tai tiesiog, tai jūs šito nematot. Kas tokioj artimiausiai labai ateity, arba jūsų mintise, arba tiesiog jūsų dabartiniai situacijoje. Dabartiniai, vat būtent dabartiniam gyvenime. Jūsų mintise yra poilsis ir jūsų arba artimiausioje ateityje bus kažkoks kaip, čia gali būti susijęs su darbu. Čia būtų mintise, aš galvoju, kad čia. Nu, nežinau, čia labai jau keistai, ta prasme. Čia yra visiškai kita žinutė man krenta. Žiūrėkit, tikriausiai jums reikia sužinoti, jeigu jums krenta, nes tai visiškai nesusiję, aš matau, nei su ta žinute, apie kurią jūs galvojat. Tai gali būti susiję su jūsų darbu, kai jūs tiesiog po kažkokių tai gal savaitgalių, gal kažkokių tai dienų, kai jūs tiesiog pailsit, pas jūs ateina naujas arba įvertinimas, arba kažkoks naujas darbas, arba kažkoks naujas, ta prasme, kai jūs būtent įvertinimą gauna. Tas įvertinimas gali būti piniginis, įvertinimas gali būti visoks, tiesiog rankos paspaudimas ir pasakymas, kaip tu super padarai šitą projektą. Tai vad gali būti ir taip. Aš galvoju, kad tai yra susijęs būtent su darbu. Jausminiu tokiu jūs jausitės tikrai labai gerai iš vienos pusės, iš kitos pusės jums bus visiškai dzin, tarsi jūsų jausmų tai ir nepalies. Ta prasme, nelabai jūs tai asmeniškai palies, jūs taip sureaguosit, kad tarsi savaime suprantama, jūs to ir tikėjotės. Tai va, iškrito visiškai, nežinau, nesusiję kortų su tuo, jeigu susiję, tai čia būtų labai įdomi žinutė jums, kad jūsų gyvenime gali būti, kai jūs sužinosit, kad vyras vedęs yra tokiuose vat santykiuose, kur yra dvi moterys.
Ta prasme, jisai yra vedęs ir jisai turi meilužę tokią, ne... Ir sužinot, kad tas žmogus, kad moteris tiesiog planuoja ieškoti tarsi ir pagalbos dėl būtent, kaip pakeisti visą šitą situaciją ir ką čia dabar daryti. Jei, tai pas jūs gali ateiti vat būtent tokia žinia. Tarkim, apie kažkokius tai žmonės, kurie turi būtent problemų santykiuose, nes vyras yra nesantuokinėme ryšyje dar su vienu asmeniu. Ir jam esmė yra tame, kad jam visiškai vienodai, ta prasme, tarp jų čia konfliktai vyksta, jinai sužino tą, jinai ieško, būtent bando surasti tokį kaip ir sprendimą ir ieško, planuoja, ką čia dabar jai daryti, planuoja, ieško pagalbos, koks žmogus jam galėtų padėti. Jai galėtų padėti. Tai tiesiog tiek. Galvoju, kad nebesigilinsiu daugiau, nes čia galima gilintis iki begalybės. Jūsų ateitis. O jūsų ateitis yra santykiai. Ta prasme, pas jūs ateina, aš nežinau, ar jūs čia gal darot kažką tai, nes man ištisai rodo tokį kaip ir pasirinkimą, žmonių tokių nerodo, kaip ir ta prasme, kad vyrų, kad čia rodytų, bet man rodo planą, kad susirasti, ta prasme, planą, būtent jūs planuojat, esat suplanavus ir tikrai kažką daro, dėl to ne tik tai suplanavus, jau yra toks kaip ir planas padarytas, jau kaip ir judėjimas, būtent dėl santykių ir būtent dėl jausmų, ta prasme, nebūtinai dėl santykių ir būtent perėjimas į visiškai kitą etapą. Truputį daugiau. Tai žiūrėkit, pas jūs ir ateina, ateina ateitis jūsų, pas jūs ateina būtent santykiams nuolatinis žmogus, kuris jūs gali traukti fiziškai ir su kuriuo jūs turėsit balansą ir tokią visišką ramybę ir tokią pilnatvę. Ir jūs turėsit pasirinkimą. Tai bus ateis ir trečias žmogus, antras žmogus, tai yra jūsų gyvenimą, kai jūs tikrai matysit, jausit, kad jisai ir daro, ir gėlės bus, ir ta prasme, jisai bus jūsų toksai svajonių vyras, toks svajonių, nežinau, svajonės išsipildymas. Bet esmė yra tame, kad tas žmogus gali, bet jūs matysit, kad jisai yra, jisai labai daug darys, jisai tarsi labai norės, būtent šitas žmogus, būtent žmogus, taurių vaikinas, bet
jo planai tokie, kad jisai, ta prasme, turės ir finansinių tokių sunkumų. Ir vat būtent gali būti, kad dėl tų finansinių sunkumų ir finansinių sunkumų ir jisai toksai labiau pasilinksmint norės negu ilgalaikio ryšio, negu ilgalaikio santykio. Tai, tai aš matau tiesiog konkurenciją čia. Žodžiu, turėsit gan tokį pasirinkimą, kuris tarp vyrų, bet tie, vat, būtent, čia gali būti vienas žmogus, gali būti vienas žmogus būtent King of Pentacles ir kitas žmogus gali būti King of Wands. Tai King of Pentacles, pentaklių karalius, tas būtent žemės karalius, jautis ožiaragis mergelė, tai čia toksai stabilus, toksai, žodžiu, mėgstantis materialinę gerovę, susikūręs materialinę gerovę, žodžiu, viskas stabiliai pas jį, jisai nori ilgalaikių santykių. Šitas žmogus, King of Wands, tai gali būti toksai irgi nelabai susikoncentravęs į tą materialinę gerovę, bet jie labai dažnai daug daro, jie sportuoja, žodžiu, jie yra tokie labiau aktyvesni. Tai tokie spontaniški ir čia gali būti šaulys, liūtas, avinas. Ir būtent gali būti ir vienas žmogus, kadangi krenta man šalia kortos viena kitos, tai gali tiesiog žmogus turėti visas tokias energijas ir tada būti, tarkim, turėti savo versliuką ir toks, vat, stabilų tokį finansinį tokį stabilumą, gal taip sakykim. Ir jisai atneštų į jūsų gyvenimą, jeigu jūs pasirinktumėt, jisai atneštų į jūsų gyvenimą balansą, bet jisai toksai vienišius. Ir čia tikrai gali būti žemės atstovas labiau, nes šalia man krenta žemės ir tarp kitko ne tik tai žemės, čia gali būti šaulys, kadangi man krenta ir vėlgi temperance. Tai temperance dažniausiai būna su šauliu ir jie tokie mėgstantis keliauti, tokie mėgstantis spontaniškumą ir šalia vėlgi krenta mergelės ženklas konkrečiai. Tai mergelės ženklas irgi jie tokie gan smulkmeniški, tokie, žodžiu, jie mėgsta stabilumą, jie mėgsta tikrai komfortą, gerovę ir panašiai, bet esmė yra tame, kad tas žmogus tikrai labai daug dirbs ir gali būti, kad vat, būtent jūs susidomėsit visai kitų žmogum, kuris tikrai rodys dėmesį, gali nešti gėles, viską darys, kad jūs atkreiptumėt savo dėmesį į jį, nes jisai jums pasirodys kaip toksai svajonių vyras, bet būkite atsargi, nes su juo jisai gali turėti finansinių problemų ir nelabai tokių didelių planų santykiams, nors čia man kažko tai tokio blogo nerodo, tai va dėl tos priežasties gali jūsų santykiai iširti, nes jisai gali būti, kad labai daug rašys, bet nelabai ką darys. Ir jisai labiau toks norės pasilinksminti, negu kad kažką daryti. Tai va tokia jūsų artimiausia ateitis, bet kad su kažkuo jūs pereisit į kitą etapą, tai tikrai. Tai čia yra tik tai jūsų pasirinkimas, nes man rodo kortos, kad jūs pati galite užbaigti šitą santykį. Jisai neužbaigs. Tas žmogus, kuris tenai turi finansinių tų sunkumų. Tai einam prie Queen of Wands. Pasiemu kitas kortas. Tik nebežinau dabar jau ir kokias, kad visas aš išsiemus. Ne. Tiek, kiek pasiemiau. Kažkaip noris šitų.
Tai vat ką man siūlo Queen of Wands. Kas kokia artimiausia. Kas laukia Queen of Wands. Kas laukia Queen of Wands. Tai vat jūsų ateitis. Kas mintis artimiausioje ateityje arba dabartyje. Kas praeitį. Ir ko jūs nematot. Tai kokia jūsų praeitis. Labai įdomiai iškrito 3 arkanai ir vienas pasaulis, saulė ir karma. Ir man rodo, kad jūsų likimas nešviečia taip ryškiai todėl, būtent praeitį nešvietė taip ryškiai todėl, ta prasme, jūs nematėt savo likimo galbūt linijos, nes pasaulis apverstas, tai reiškia, kad jūs neinat, kad jūs esat truputėlį užsidarius tokia savy ir neinat labai bendrauti su žmonėm. Arba atsiprašau, ne pasaulis, o čia yra The Wheel, tai čia yra tas likimo ratas. Tai bet kokiu atveju, tai man kortos sako, kad jūsų likimo ratas yra susijęs tik tai su jūsų jausmais. Ir jeigu jūsų būtent likimas nešviečia taip ryškiai ir nėra toksai gyvybingas, tai tik tai todėl, kad jūs kažko pati nedadarot lygi galo, nes karma tai visą laiką yra mūsų veiksmai. Tai žodžiu sako, kad tai yra jūsų rankose. Ir tai yra praeitis, apie ką čia konkrečiai, vėlgi karma. Tai noriu susidėlioti pirmą kortas. Tai žiūrėkit, esmė yra tame, kad jūsų karma, čia kalba dabar apie darbą būtent. Jūs labai daug galvojat apie pinigus, apie geresnę situaciją, galbūt jūs galvojat, kaip čia jums išeiti, nes Ten of Pentacles būtent yra tokia iš gerovės šeimos korta, kai jūs esat šeimoje ir jums nieko netrūksta labai dažnai. Šiuo atveju yra 2 žmonės, ar ne? Tai šiuo atveju būtų 2, ta prasme, personažai kortai. Tai būtent šiuo atveju šitos kortos sako, kad jūs nepakankamą balansą turit, todėl kad jūs nepakankamai įdėjot darbo tam, kad jūs būtume dviese. Arba kita žinutė, nepakankamai jūs įdėjo darbo iki dabar, arba iki dabar, tai kas palieka jūsų praeitį. Praeityje nepakankamai įdėjo darbo tam, kad jūs mėgautumėtės savo gerovę. Ir dėl to galbūt
Nes tam, kad jūs, reiškia, turėtumėt šitą gerovę, jūs turėjot judėti į priekį, tapti savo gyvenimo, savo likimo rato nugalėtoja, nes jūs turit visus, turėjot, nes mes čia kalbam apie praeitį, aš vis pamirštu, kad mes kalbam apie praeitį. Tai jūs turėjot visus reikalingus gyvenime, savo gyvenime įrankius, kad jūs galėtumėt pakeisti savo gyvenimą, kad jisai visiškai pasikeistų. Jūsų ir netgi, vat, jeigu mes žiūrėsim, tai tarkim dėl Lovers visą laiką rodo tokį pasirinkimą širdimi. Tai pasirinkimas širdimi, nes jūs, žodžiu, nepakankamai padarėt. Tai jūs kažko tiesiog nematėt ir labai daug galvojot ir buvot kažkuo nepatenkinta. Tai yra jūsų karma iki ta prasme, praeityje. Dėl to, kad jūs jeigu jūs esat kažkokiuose problemuose ir kažkokiuose sunkumuose, tai sako kortos, kad tai yra tik tai jūsų pačios sukurtas toksai gyvenimo etapas, kuris nueina į praeitį. Ir tai yra jūsų karma. O karma visą laiką yra tai, kas yra, ką mes patys padarom savo veiksmais. Tai kažkas čia gali būti, va, tarkim, kažkuri moteris gali būti šokėja, tai va, būtent galbūt dėl šokių čia kažkas, tai jūs nepakankamai padarėt, kad jūs taptumėte ten žymi, ar nežinau, kažką tai pereitumėt į kažkokį tai kitą etapą, ar, žodžiu, lygiai taip pat ir dėl santykių. Kortos sako, kad gali būti, kad jeigu jūs, tarkim, nesat santykiuose ir tikrai esat nepakankamai laiminga, būtent, kad jūs neturit santykių, tai reiškia, kad jūs pati nepakankamai padarėt tam, kad tie santykiai būtų. Tai jūs nematot, kad kažkoks žmogus nori jūsų kontaktuoti iš praeities, nori tiesiog ateiti su žinute. Jūs su šituo žmogum galėjot būti tokiuose kaip ir, žodžiu, kažkokiuose santykiuose, nerodo man būtent kokiuose santykiuose, tas žmogus gali turėti vaiką ir jisai norėtų ateiti su žinute ir norėtų ateiti su dovana pas jūs, galbūt netgi su dovana. Ta prasme, nori padaryti jums tokią staigmeną. Daugiau. Jūs jam esat praeitis, jūs jam esat moteris, kurie jam davė jausmą, tuoj pasakysiu, kadangi Tai va, jisai norėtų ateiti su žinute, kadangi jūs jam esat jau praeitis, ta prasme, jisai apie jūs galvoja. Ir jūs esat tokių galbūt jaunai atrodanti, jaunesnių energijų, tokia gan šviesi,
ne tik tai planuojanti, bet ir daranti. Ir jam visą tai labai patiko. Jūs esat jo širdies moteris, ta moteris, kurią jisai rinkosi širdimi. Ir jo gyvenimą, ir gali būti, kad netgi jo matymą jūs pakeitėt. Tai jo tikslas dabar kaip ir būtų, kad eiti pas jūs su žinia, kad jisai yra jums neabejingas ir jisai jūs kažkur tai stebi ir kad jisai norėtų tapti jūsų vyru. Jisai norėtų tapti jūsų vyru ir ta prasme, jūs nematot šito, bet jisai gali ateiti pas jūs su tokia žinute, kad jisai nori būtent santykių, ta prasme, santykių normalių. Jisai gali būti važiuojantis, keliaujantis daug. Ta prasme, darbas gali būti susijęs su kelionėmis kažkokiamis. Gali būti tiesiog su kelionėmis susijęs, jo. Tarkim, nežinau, kažkoks prekių arba gal apskritai, gal kažkur užsienį dirbantis. Ir važiuoja iš vienos šalies į kitą arba gal kažkokias prekes važinėja. O jūs pati galvojat būtent visiškai apie kitą žmogų. Jūs galvojat apie žmogų, su kuris... Tai jūs galvojat apie žmogų apie taurių karalių. Ir jisai vat būtent yra jūsų mintise užstrigęs ir jūs perkratinėjat būtent mintis. Tas žmogus irgi gali turėti vaikų arba vaiką vieną. Tai jisai irgi gali būti artimiausiu metu, jeigu jūs dar neturit kažkokios komunikacijos, tai ta komunikacija tikrai ateis. Bet šiuo metu kaip ir nebūtų tokios komunikacijos, kadangi kortos buvo atverstos, tai tos komunikacijos kaip ir trūksta tarp jūsų. Tai gali būti, kad čia bus artimiausia kažkokia tai ateitis pas jūs ateis. Tai Tai tiesiog jisai norėtų, nežinau, nematau aš čia, kad tarp jūsų yra buvę santykiai. Aš matau, kad jūs tikrai džiaugtumėtės, jeigu jisai jums parašytų arba, nežinau, sukontaktuotų kažkaip jūs. Ir džiaugtumėtės, jeigu jūsų šitai būtų jūsų svajonių tarsi žmogus. Tai jisai gali dirbti visur susijusių uniformą, tarkim, arba su kostiumu, tarkim, kažkokie tai, tarkim, netgi bankininkas ar ten kažkas. Tai vat jūsų mintise tai yra. Jūsų mintise jūs norėtumėt naujos pradžios su tuo žmogum, bet yra pakankamai daug išgyvenimų, tai būtų jūsų svajonių vyras ir jūs norėtumėt pereiti į kitą etapą su tuo žmogum. Ta prasme, jūs galvojat apie bet tuo pačiu bijot, kad kažkas tai kitas nepasirinktų to žmogaus ir kad jisai pasirinktų jūs.
Tai vat tos mintis jums neduoda ramybės. Bet viskas bus gerai, aš matau, kad jisai ateis su žinute. Čia jisai kol kas tik tai vat gal nerašo, nėra kontakto, tai čia jums gali būti artimiausia tokia ateitis, bet ta ateitis jinai toks užstrigimas mintise gali būti tik tai dabar ir jisai tikrai ateis su ateina kažkokia tai griūtis į jūsų gyvenimą. Ta griūtis gali būti čia ir visai nebloga, ta prasme. Ta griūtis gali būti visai nebloga, nes aš matau, kad jūs tikitės, kad jūs būti tokia palepinta, ta prasme, kad žmogus jums ateis galbūt su dovanom, su gėlėm ir taip toliau, tai vat tas toksai gali būti netgi toks užstrigimas, toks, nežinau, tokiam, toks, tai vat ta griūtis gali būti, kad jūsų tiesiog visi požiūriai, viskas pasikeis, būtent tai, kas buvo praeityje ir kas nešė visą tą tokį požiūrį, kuris nieko nedavė, jūs galbūt netgi tokia esat addiction, vėlgi, ir vėl pamiršau ką, žodžiu, priklausoma, va, tai jeigu jūs esat priklausoma, tarkim, netgi priklausomybė tokia, kad kažkas jums kažką duotų. Nes jūs ne pati duodat, bet jums, tarkim, kad kažkas kažką duotų, kad jūs išgelbėtų. Čia va tokia situacija būtų. Ir jūs, čia labiau galbūt su dovanom kažkokiam susiję. Tai šitas požiūris ateina visiška griūtis, va būtent šito požiūrio, kai viskas pasikeičia jūsų matymas toksai ir sugriauna būtent šitą priklausomybę kažkokią tai. Saulė būtent apšviečia ir jūs viską pradedat kitaip matyti. Tai ateina į jūsų gyvenimą, jūs pradedat rinktis nebe taip, išeinat iš tų užmerktų tokių akių, nes šiaip Seven of Swords visą laiką būna tas toksai, kai mes esam patys užstrigę būtent savo tame matyme, ateina saulė, kai Seven of Pentacles, tai čia toksai tai, ką jūs surenkat, ką jūs buvot pasėjus, ir jinai apšviečia, pakeičia, tarkim, ta griūtis jums atneša tokį matymą, aišku, švarų matymą ir jūs, tarkim, pradedat matyti aiškiau, nes nukrenta visi nukrenta visos tos šešėliai, visi tie, kurie nešia šitą matymą ir jūs pradedat rinkti žmogų arba apskritai, nežinau, čia nėra būtent nekalbama, kad čia būtent žmogus, jūs pradedant rinktis širdimi. Pasibaigė šita situacija ir tada, vat, būtent į jūsų gyvenimą ateina žmogus, nuolatinis žmogus, arba jūs kitaip pradedat, jeigu, tarkim, jūs esat santykiuose, tai jūs pradedat visiškai kitaip matyti šitą situaciją. Ir reiškia, pradedat matyti kitaip šitą situaciją ir daug pagarbiau žiūrėti į žmogų, kuris ateina į jūsų gyvenimą. Jūs mylinti žmogų, tarp kitko.
jūs aiškiau pradedat matyti apskritai netgi žmonės, jūsų pradedat matyti aiškiau, dėl kokios priežasties, tarkim, vienas ar kitas žmogus elgiasi su jumis negarbingai ir jums tos situacijos, kurios buvo kažkada arba reiškia taip sugriauna jūsų matymo lauką, kad jūs visos šitos situacijos, kurios buvo kažkada, visiškai kitaip atrodo ir jums nebeteikia tiek daug reikšmės, kiek jums teikia ir kiek jūs galvojot apie visą tai. Tai visos šitos priklausomybės bus sugriautos. Ir jūs pamatysit gyvenimą visiškai kitaip. Jūs pradėsit matyti žmonės visiškai kitaip. Jūs pradėsit matyti kitaip žmonės netgi su kuriais jūs dirbat. Ne tik tai asmeniniuose santykiuose, bet apskritai visur. Tai žodžiu, čia sugriauna kažkokį jūsų matymą. Ir šitas lygiai taip pat matymas tikriausiai jūs, nežinau, gal kažkuo tai domitės, gal kažkur tai tobulėjat, bet aš matau, kad man rodo, kad jūs čia, kad tai yra tarsi jūsų karma ir jūs būtent dėl tų visų dalykų, kuriuos jūs turėjot iki to laiko, jūs jais pasinaudojot, galbūt ir resursus kažkokius įdėjot, gal kažkur tai judėjot, ėjot į priekį. Tai ateina... Tai ateina dėl to, kad jūs, reiškia, šitas matymas keičiasi dėl to, kad jūs kažką tai darėt praeitį iki šiol. Ir tai yra jūsų tarsi toksai karminis dalykas. Kitas dalykas gali būti, kad jūs kažkokie dokumentai, jeigu tvarkot kažkokius dokumentus, tai vat visi šitie dokumentai irgi, tarkim, duos aiškumo. Bus viskas aišku, kaip ką daryti, jeigu esat kažkokiuose teisminiuose procesuose, kas irgi gali būti. Lygiai taip pat išsispręs, nes viskas bus labai aišku ir viskas išeis tikrai į gerą. Tai kažkoks etapas tiesiog pasikeičia ir kažkoks etapas sugriūva. Tai ir tas etapas atneša aiškumo į jūsų šitą pasaulį, į jūsų pasaulėžiūrą. Tai visos artimiausiu metu visi pripratimai lygiai taip pat griūna. Griūna, nes jūs pamatot viską visiškai kitaip. Tai va, toks buvo būrimas. Matau, kad jau esu netgi 2 valandas, žodžiu, darau šitą būrimą. Tai nežinau, tikiuosi, kad kažkas ras naudos iš to. Kad kažkam tai padės. Šiaip nežinau, ar ten rinksitės pagal variantus, ar tiesiog klausysitės visą, gal kažkas perklaus ir patį galą, tai noriu pasakyti, kad rinkitės pagal energijas tokias, kokia jūs esat, nesirinkit pagal zodiako ženklą, nes aš visą laiką kartoju ir visiems sakau, kad kortų zodiako nežino. Zodiakas yra sukurti, zodiakai visi yra sukurti, visi šitie zodiakų pavadinimai yra apskritai tam, kad neatsimenu čia marketingo reikalais, man atrodo, ar kaip tenais buvo pasakyta,
Tai žodžiu, taro kortos apskritai yra sukurtos pagal energijas, pagal tai, kokia yra pagrindinė moters energija arba žmogaus energija. Ir taip mes galim nupiešti žmogų ir jo dabartinę situaciją. Nes, tarkim, avinas ten šaulys ir liūtas, tai nereiškia, kad jeigu aš esu ten žemės atstovė, kad aš nesu ten sportuojanti arba negaliu turėti savo, nežinau, biznio ar ten kažko tai. Tai reiškia, kad mes visi esam pakankamai išsilavinę, mes turim apskritai visas tas energijas, kurias mes turim, kurios yra, tarkim, ten visose zodiako ženkluose ir mūsų energija lygiai taip pat ženklų nežino, nes mes pagal tam tikras situacijas lygiai taip pat pasirinkam energiją. Nes, tarkim, kai mes einam į darbą, jeigu mes esam ten koksai, nežinau, Queen of Cups, jeigu Queen of Cups yra pabaigusi, pavyzdžiui, kokią buhalterinę apskaitą, tai jinai eis į darbą ir jinai mąstys ir jinai galbūt naudosi savo tenai šitą intuiciją daugiau kažkokiuose